Ištisą naktį Adomas klūpėjo prie būsimo žmonos kojų, išpažindamas savo meilės nuotykius ir nuodėmes. Jie augino 6 vaikus. Gyveno sunkiai, bet to Celina susirgo sunkia psichinė liga. Poetas ieškojo uždarbio šaltinių, rašė Lenkijos istoriją. Vėliau jam pavyko gauti profesoriaus etatą Šveicarijoje, Lozanos akademijoje. Į ežero vaiskią mėlynę žiūri uoloti krantai ir jų veidai nusiminę virpa giliam vandenį. Uolai lemta stovėti ir grumoti, debesių lietų vežiot, žaibui perkūnijos laukti, man plaukti, plaukti ir plaukti. 1840 metais į Paryžių atvyko Tovjanskis, naujas pranašas, kuris Notre Dame katedroje paskelbė pradedąs naują krikščionybės erą. Jis Liepos mėnesį Paryžiuje aplankė Adomą Mickevičių ir psichinę ligonę, jo žmoną Celiną.